Nuotė ką tik prisnyga. Tiesiog va taip va. Nu. Iš karto. Taip. 30 teiginių, kuriuos būtina žinoti apie druską išsilavinusiam įtakingam žmogui, reiškia. Ane? Tai Olandijos darbo saugos vadovė rašoma, kad 2 gramai druskos per dieną yra būtina, o 200 gramų yra mirtina dozė. Toliau. Kai kuo didesnis kiekis patenka į organizmą medžiagos, tuo labiau organizmas apsinuodija, jo, medžiaga turi būti laikoma nuodinga. Nuodinga. Trečias. 50 gramų druskos yra mažiau nuodinga nei 200 gramų druskos. 2 gramai druskos, logiškai mąstant, negali būti, ta prasme, nenuodingi. Arba negali nebūti nuodingi. 4. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad šiek tiek druskos žmogui reikia. Ir be jo žmogus numirtų. Ok, bet tada 5. teiginys. Pasaulio organizacija nežino, ar kalbama apie natrio chloridą ar organinės druskas. Čia yra šuo pakastas. 6. Organinės druskos randamos augaluose ir juose kaupiasi, vykstant fotosintezijai ar transpiracijai. Transpiracija, kai iš žemės druskos į augalą patenka ir tada išgaruoja vanduo iš augalo. 7. Jei aš žinau, kad iš natrio chlorido galima užsidirbti, jį dedant į maistą, aš padedu 200 milijonų eurų tyrimams atlikti, kad būtų įrodyta, jog druska yra reikalinga. 8. Jei aš turiu įtarimą, kad reikalinga yra organinė druska, ne natrio chloridas, aš nepadėsiu 200 milijonų eurų tyrimams, kurie įrodo, kad natrio chlorido nereikia. Aš nepadėsiu tiek pinigų tyrimams, kurie įrodo, kad natrio chlorido nereikia. 9. Devynis Project organizacija teigia, kad daugiausiai mirčių yra dėl skurdo. Vis dėlto asmeniškai statistikoje randu, kad daugiausiai mirčių kyla ne dėl skurdo, o dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Jo? Žiūrėkit, atvažiuoja ponas. Nu, čia jis slidinėja. Taip. Ką jūs galvojate, šitas mašinas veikia? Va, tik tai vienas stovi su fūra, o visos kitos va, po slidinėjimo išvažiuoja. Tai va. Toliau. 11. Alkoholio pramonė rekomenduoja vartoti alkoholį su saiku. Jo? Ne, prieš tai nepasakiau 10, ar pasakiau? Jo, nepasakiau. 10 yra Oskaras Vaildas, poetas. Biblija teigia, pirmasis visko su saiku. Ir tada eina, alkoholio pramonė rekomenduoja vartoti alkoholį su saiku. Tada 12 eina tabako pramonė teigia, kad reikia mažinti surūkamų cigarečių kiekį per dieną. Tada šokolado pramonė teigia, kad šiek tiek cukraus smegenims reikia. Tik smegenims, prasme, ne kaulams. 14 gydytojai teigia, kad reikia mažinti druskos suvartojimą, nes jis sukelia aukštą kraujospūdį. Įsivaizduoja? Pats pirmas, kai matuojasi kraujo spaudimą poliklinikoje ten ar kažkur, ar vartoja daug druskos? Ar vartojate daug druskos? Nu ką iš to? Vartoju, valgų riešutą su druska. 15. Nėra didelio pelno iš pačios druskos. Taip? Galima sakyti, kad tai yra labiau nuostolis. Druskos yra daug. Pavyzdžiui, Dubajuje 90% žmonių geria gelintą jūros vandenį. Tik H2O, o ne H2O plus natrio chloridas. O atskirtą druską sunku panaudoti, nes pilant atgal į jūrą kyla grėsmė išnykti jūros gyventojams dėl surėjančio vandens. Nu. 16. Druskos dedama į beveik visus maisto produktus.
Mėsa, tai yra dvėsliena, itin retai valgome be druskos. Bent jau JAV ir Europai. Sūris turi daug druskos. Sviestas, druska netgi dedama į salotų lapelius, apie 0,05 gramo 100 gramų. Per dieną europietis suvalgo įvairiai druskos, atsitiktinai pasirinkti skaičiai, analizuojant dienos mitybą, buvo gauti tarp 9 ir 17 gramų druskos. Per dieną. Nuo 9 iki 17 gramų, kai, įsivaizduojat, šiaip su pakeliu 7 gramai kai kur jau. 18. Atsisakius visiškai druskos, natrio chlorido, nebebūtų ką valgyti. Nebebūtų, nes ką žmonės įpratę valgyti yra maistas su skonio stiprikliais, kurių pagrindinis yra natrio chloridas, kiti E621. Kartoju, žmonės įpratę valgyti maistą su skonio stiprikliais ir nebebūtų ką valgyti, jeigu atsakytų natrio chlorido. 19. Natūralaus maisto, pavyzdžiui, mango, kyvio arba kriaušių arba riešutų be druskos valgoma labai mažai. 20. Lėkštėje pradedama valgyti nuo mėsos, o ne nuo daržovių. Taip. 21. Nuskendimo tikimybė yra didesnė, kai patenka į plaučius sūrus vanduo, nes tai gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą ir neleisti asmeniui normaliai kvėpuoti. Gėlas vanduo, nors ir gali sukelti užspringimą ar paniką, paprastai nėra toks pavojingas kvėpavimui kaip sūrus vanduo. Autobusas važiuoja, reikia man važiuoti. McDonald's. Opa! Davai, kogi ne. 23, reiškia, 23. Taip? Ne, 22, reiškia. Kai druska patenka į skrandį, įvyksta dehidratacija ir žmogus praranda daug gėlo vandens. 23. Žmogaus homeostatinė vandens talpa sudaro apie 60% iš viso kūno svorio. Ši talpa yra kritiška normaliam organizmo funkcijų veikimui. Kai vandens per mažai geriame, perteklius pašalinamas, daugiausiai šlapinantis. 24. Natrio chloridas iš organizmo šalinamas kaip nuodas per prakaito liaukas. Yra posakis, liejamas sūrus prakaitas. Taip yra dėl didelio druskos suvartojimo. Kodėlgi ne? 25. Natrio chlorido vartojimas turi tiesioginę fiziologinę reikšmę viršsvoriui, nes nuolatos valgant sūrį organizme dėl dehidratacijos nuolatos lieka susikaupęs tam tikras kiekis vandens, kuris gali sudaryti 8 kg. 84 kg sveriančiai moteriai. Va, dar vienas važiuoja. Tokio vandens didelė dalis turėtų per pirmą savaitę būti pašalinta, atsisakius visiškai druskos. 26. Aš irgi toj važiuosiu. Japonija ir Pietų Korėja galėsiu pafilmuoti. Mažiausiai Japonija ir Pietų Korėja, įsivaizduojat, suvartoja druskos. Mažiausiai. Nes mažiausiai valgo sūrio, konservantų, perdirbtų produktų. Jei būtų tiesa, kad be druskos žmogus mirtų, tai mažiausiai druskos suvartojančios šalys pasižymėtų ankstyvų mirtingumu. Tačiau statistika rodo, kad būtent to šalys pasižymi didžiausią gyvenimo trukmę. Prie didžiausių. O ne mažiausia. 27. Organinė druska randama lapinėse daržovėse. Galite valgyti didelę porciją daržovių kiekvieną dieną pietums. Su riešutais ir sėklomis valgykite daugiau vaisių ir uogų, gausite visų reikalingų medžiagų. 28. Avokadas turi daug baltymų riebalų, derinamas su špinatais, lapais ir graikiniais riešutais. Gali būti. Tai turi daugiau medžiagų nei mėsa, kuris skaitoma druskos karaliumi, nes turi druskos tipo kailį. 29. Mėsoje mažai organinių druskų, nes karvėje druskos tik iš žolės, paprasme, organinės.
kurią jį valgė. Ir 30. Gerkite vandenį be druskos. Distiliavimas, lietaus vandens kaupimas ir valymas, pavyzdžiui. Nes visai gyvai gamtai reikalingas yra vanduo. Vanduo, kurio formulė H2O. Ir tai reiškia, kad be natrio chlorido. Distiliuotas vanduo nedaro stebuklų, o yra fiziologiškai paaiškinamas. Žuvį, pavyzdžiui, osmosinį slėgį reguliuot, kuri yra prisitaikius prie sūraus vandens. Tai yra kitas klausimas. Bet žmogui gėlo vandens, kaip pasakyti, gėlo vandenį geriančiam organizmui. Sūrus vanduo nėra pritaikytas, arba organizmas sūriam vandenį nėra pritaikytas. Pavyzdžiui, viena iš daugybės jo funkcijų organizmo, reiškia vandens funkcijų organizme, vanduo palaiko kūno homeostatinę 3-7 Celsijaus laipsnių temperatūrą pastovėje būsenoje. Kaip mašinoje, aušinimo principas, ta prasme. O tam druska nepadėtų. Taigi, po šitos kalbos galim ir pajudėti kažkur važiuoti. Manau, apsižvalgyt, kaip čia kas atrodo. Bet žinokit, jokas jokais. A druska jums gali brangiai kainuot, nes reiks pirkti ne druską, o daug kitokių produktų. Oho, kaip slidu. Važiuoja ne ten, kur reikia mašiną. Kaip čia taip yra. Tu matai? Aš taip padarau tokią išvadą, kad mašinos kitos tai turi, kaip sakyt, kaip laivė, ta prasme, korpusą, kaip čia įvardyta, ta prasme, kad tos mašinos tarsi neslysta, atrodo. Plaukia ar plaukia kaip laivė, nu ką žinau. O pas mane nors žeminės padangas, tai vagi greičiau važiuoti negaliu. Kaip čia yra. Reiškia, va tiesiai ir nuvažiavo jis. Nu, aš tais kaip valti. Tai galvoju, ar kelią žinau mintinai iki McDonald'o. Oslą jau pranaršęs esu. Bet, kaip sakyt, čia toks kelias labai įdomus. Va. Smagiai pasnygo ką tik. Ir dabar dar sninga. Veidrodėliai visiškai užpustyti. Tiesą sakant, reikėtų nusivalyti. Vienas neužpustytas. Kairiai pusiai. Dešiniai pusiai. Kaip sakyt. Galinį tai nusivalą. Stiklai. Nu, žiūrim, kaip čia tas miestas atrodo. Pustytas, ne? Nu, jeigu eis kažkas per perėją, tai visą gerą ir parvežt galėsiu ligoninėm. Dėkauju. Bet čia perėjų jau dabar nebesimato.
Dėl to supaprastintas važiavimas šiuo metu bus. Reiškia, jeigu žmogų pamatai, kad eina, tai va tada ir sustoji. Bet su šitais, kur greičio ribojimo, reiškia, yra kalneliai. Nu, lysi, nelysi, ką čia darysi. Tai vat su jais tai ten nejuokas, kaip užvažiuosi, kai skrysi. Tai bus ne bairis. A čia parduotuvė tai nedirba. Dėl to važiuoju į McDonald'ą. Tai degalinė dar yra, nesgi šiandien sekmadienis nedirba parduotuvės. Va čia jau nuo kalno leidžiamės. Galvoju iš tikrųjų, kaip čia važiuot be žemėlapio ir nenuvažiuot į darbą. Į darbą nuvažiuočiau be žemėlapio, bet dar nelaikas į darbą. Laikas į McDonald'ą. Nes dabar filmuoju, tai nieko tokio. Va taip va. Nu, bandom čia važiuot. Kurgi eisit, ponai? Kurgi čia eisit? Eisim, neisim. Taigi, laukiu. Ei.